Sveikas visoms! Esu nėščių ir pogimdyvinių korekcinio treniravimo specialistė trenerė Gerda ir noriu Jums pristatyti, kaip užsidėti diržus, kaip pasimatuoti, kaip išsirinkti, kad tiesiog nekiltų klausimų, net ir perkant internetu. Tai čia su 9 mėnesiai mes turime diržų kolekciją tiek nėščiųjų, tiek pogimdyvių ir pagrindinė mintis būtinai matuotis diržą prieš perkant. Jeigu galite atvykti į fizinę parduotuvę ir pasimatuoti, tai yra nuostabu dėl to, kad jums tiesiog vietoje pritaiko dydį. Jeigu negalite atvykti, tuomet rekomenduojame matuotis nuo juosmens per visą apačią klubo apimtį ir galite geriau netgi imti šiek tiek didesnį diržą, dėl to, kad čia yra pakankamai erdvės susiveržimui, ypač jeigu imate antrojo trimestro metu. Jeigu imate trečiojo trimestro metu, tai jūs jau turėsite tą didesnį apimtį ir jau jums bus aiškiau, tačiau jeigu dar pilvukas nėra labai stipriai išaugęs ir jau perkate diržą, tai svarbu pasimatuoti tą didesnį apimtį. Tiesa, 9 mėnesiai, jeigu matote, kad jums diržas netiko, kuris atkeliavo internetu, jums tikrai jį gali pakeisti, parašykite, komunikuokite, tikrai jums visą laiką padės. Na, o dabar diržai, kuriuos turime nėštumo metu. Tai nėštumo metu man pačiai nėštukiai patinka Gabi firmos diržas, būtent dėl to, kad čia yra labai lankstus ir minkštas diržas, kuris neduoda apkrovos pilvo apačioje, ypač kai yra jau didelis nėštumas, didelis pilvukas. Ką svarbu atkreipti dėmesį, tai nugaros dalyje metaliukai. Šie metaliukai, va tas įtvirtinimas, 2-3 juostelės kartais būna, šios juostelės jums stabilizuoja nugarą. Tai dabar iš viso, dėl ko mes nešiojame tą diržą nėštumo metu ir dėl ko mes renkamės jį užsidėti arba jį įsigyti visgi, tai būtent dėl nugaros stabilizacijos. Kas turite didesnį pilvuką arba pilvo raumenų prasiskyrimą, tai yra diastazė pilvo sienos viduryje, jeigu gulite ir atsikeliate iš lovos ir pamatot, kad jūsų pilvas taip čiukšt sušoka į kauburėlį, tai gali rodyti jūsų diastazę. Tokiu metu aš jau savo klientėm rekomenduoju dėtis diržą vien dėl apkrovos pilvo sienoje. Tačiau kai kurios nėštukės jau nuo antrojo trimestro patiria nugaros skausmus. Tai pirmiausia, didžiausia rekomendacija atkreipti dėmesį į buitį, kad nebūtų per daug sėdimo darbo, palaikyti fizinį aktyvumą, lankyti treniruotes, lankyti baseinus, dirbti su savo kūnu fiziškai. Ir antras dalykas, diržas, kuris gali padėti stabilizuoti jūsų nugarą, jūsų asimetrijas visas buities eigoje. Kas yra svarbu su diržu, tai suprasti tai, kad jisai už jūs nėštumo fiziškai neatlaikys. Ir jisai nesustiprins jūsų raumenų ir nepakoreguos nugaros, jisai duoda stabilizaciją, kas yra be galo naudinga, ypač kai einate pasivaikščioti arba tvarkotės namuose, turite vaikų, turite fizinio krūvio tokio, kur lenkiate, stojatės, bėgate, einate ir panašiai ir jums reikia tiesiog to stabilaus liemens, sumažinti nugaros skausmus. Tai diržas yra absoliučiai nuostabus, aš pati jį naudojau su visais nėštumais, mano pilvas yra didelis, tos diastazės yra, dabar tų vaikų yra, tai tikrai diržas man yra išsigelbėjimas. Tuo pačiu, žinoma, visą laiką yra šalia sportas, laikysenos principų laikymasis, stengtis kuo mažiau sėdėti susikūprinus arba ilgai sėdėti, tai va čia tokie maži pagrindiniai patarimai, kad tos nugaros mums mažiau vis skaudėtų. Tai dabar diržai, kaip juos atsirinkti? Iš tikrųjų, tai prisilietimas prie diržo yra vienas iš geriausių būdų, kaip išsirinkti, nes jūs tiesiog užsidėsit ir pajusit, man patinka šitas. Tai yra Gabi diržas nėščiųjų ir yra dar vienas diržas Fixaldo. Tai irgi labai geras diržiukas, jisai labai stabilus, puikios medžiagos. Dydžius taip pat turite atsirinkti pasimatavusios, labai kvėpuojanti medžiaga ir šitas yra dar stabilesnis. Tai vėlgi, jeigu turite rimtesnius nugaros skausmus arba net pilvo apačios imvizito skausmus, net didesnė rekomendacija būtų imti Fixaldo, būtent dėl to, kad čia yra priekyje kietesnė medžiaga.
Minusas su kietesnė medžiaga, kas turi didesnį pilvą, jau gali spausti pilvo apačioje ir nelabai būti malonu. Tai dėl to yra gerai tas pasimatavimas, tačiau jeigu turite dubens dugno skausmus arba gaktinės sąvaržos skausmus, šitas tvirtumas priekyje geriau stabilizuoja klubus ir gali nuimti skausmą gaktinėje sąvaržoje. Tai vėlgi vienas iš variantų pasibandyti ir šį diržą. Ir šis diržas turi platesnę nugaros atramą, tai vėlgi pagal ūgį, pagal svorį galite pasižiūrėti, kad jums galbūt visgi šis diržas labiau patiks negu plonesnis diržas. Medžiagos abiejų yra kvėpuojančios, elastingos, prisitaikančios, o dėl matavimo, kaip sakiau, matuojame klubus ir pagal klubus yra visos lentelės, dydžių, M, L, kaip pasirinkti. Na, o dabar kaip užsidėti tą nėščiųjų diržą. Tai pirmiausia, suprantu, kad buityje kartais tenka mieste dėtis tą diržą, nes pavyzdžiui, ilgai važiavote mašinoje, atsistojote ir eisite vaikščioti, tačiau vis tiek reikėtų apgalvoti variantų, kur galėtumėte atsigulti. Pati esu ne kartą ir Akropolio tualete užsidėjus diržą, ir mašinoje ant galinių sėdynių atsigulus tiesiog užsidėjus diržą. Dėl ko tai yra svarbu? Kai pilvas yra pakritęs žemyn, ypač nuo 3 trimestro, jau vaiko galvytė yra įsispaudusi į dubenį. Ir jeigu mes su diržu labai užspausime pilvo apačią, kraujotakai sunkiau yra paratekėti, diržas gali kelti diskomfortą tiek jums, tiek vaisiui. Tai dėl to labai yra svarbu dėtis diržą atsigulus. Pasižiūrėkime, kaip tą padaryti. Tai pirmiausia, diržą dedame per juosmenį, tą galite padaryti ir atsistojusios, tiesiog užsidedat per juosmenį, vos susiklijuojat ir va matot, mano diržas pakankamai didelis, kad aš galėčiau net per pilvą jį apimti. Ir toliau aš guluosi ant nugaros, per šoną, žinoma, stenkitės atsigulti, nepaisant trimestro. Ir keliam dubenį į viršų. Ir čia pasižiūrime, kad diržas būtų ant nugaros apačios, ne ant sėdmenų, ant nugaros apačios. Ir priekinę dalį atklijuojam, keliam ir šiek tiek nuleidžiam. Tai vėlgi ne ant pilvo klijuoju diržą, o stengiamės ant gaktinės sąvaržos. Nuvažiuoju, dedu vieną dalį, dedu kitą dalį ir čia kišame ranką. Įkišus ranką turite pamatuoti, kad ranka čia laisvai įlenda. Ir jau vaiko galvytę, visą pilvuką atitraukiu, galiu pajudinti, galiu 1 sekundę, 2 palaikyti va šitaip viršui ir jau tas pilvo atsitraukimas įvyksta, jau diržas yra po pilvu. Ir toliau galite ir atsistojusios užsidėti tuos 2 diržus, tačiau aš dažniausiai užsidedu jau ir atsigulus, nes tiesiog šitoj pozicijoje dar tuo pačiu leidžiu pilvui pakristi aukštyn. Keliu 2 juostas ir jau jas nuo nugaros apačios tempiate intensyviai. Keliu, tempiu ir dedu ant klijuojamų dalių. Tai va čia užsidedam tą diržą, užsiveržiam, tai dar kartelį pasitikrinu. Priekinėje dalyje nėra per didelio spaudimo, apačioje per šonus diržas užsiveržia ant nugaros apačios ties gaktinę sąvaržą priekyje. Ir tada nuleidžiu dubenį, per šoną gražiai išsiviniojam 2 kojytėm ir pajusite tą diržo atramą pakankamai stabilę. Jeigu jaučiate, kad tuos 2 diržus iš kraštų užsidėjote netinkamai, galite juos užsisekti ir atsistojus. Svarbiausia yra pirminė klijavimo dalis, kuomet segate pilvo apačioje ir keliate pilvuką į viršų. Tai va čia viskas susistipuojam, užsidedam, viskas, galite eiti, pasivaikščioti, pajudėti. Kiek laiko nešioti diržą? Tai irgi čia labai dažnas klausimas. Tikrai teko susidurti su klientėmis, kurios užsideda diržą, nešioja visą dieną dėl to, kad nugarą skauda ir nesportuoja. Tai noriu priminti, kad diržas neatpirks jūsų raumeninio tonuso ir nesustatys, nesutvarkys tos nugaros, jisai yra tik atrama ir pagalbinė priemonė. Tai pirmiausia, daryti mankštas. Labai svarbu, kad jūsų kūnas gautų sąnarių judesių, įvairių amplitudžių judesių, pasipriešinimo, dubens pakelimo, dubens dugno aktyvacijos pratimų, katės pozų, kad apvalinat nugarą ir išsitempiat, apvalinat ir išsitempiat. Tai čia kas valandą duodat sau lengvas mankštas, tai pačiai nugarai pasirąžyti, pasilankstyti, apvalinti, prasukti pečius. O diržą galite nešioti aktyviu judesio metu
nedaugiau kaip 2 valandas. 2 valandas panešiojate, tarkim, ėjote pasivaikščioti ir vaikščiojate 2 valandas. Panešiojate 2 valandas, reikėtų po 2 valandų nusimti diržą. Geriausia, nusiėmus diržą, padaryti šiek tiek pilvo aktyvacijų. Kas yra pilvo aktyvacijos? Tai yra kvėpavimo pratimai pilveliu. Tai trumpai parodau. Iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu. Ir jau matot, mano kvėpavimas daro įtaką ir nugaros apačiai, užkuriu kraujotaką, aktyvuoju dubens dugną, su iškvėpimu įtempiu, su įkvėpimu atpalaiduoju. Padarau minutę kvėpavimo ir toliau keliauju į dieną. Jeigu norite diržą vėl dėtis tą pačią dieną antrą kartą, tai turėtų būti irgi 2 valandų pertrauka. Tai kaip galima daryti? 2 valandas nešioju, 2 valandas pertrauka, 2 valandas nešioju, 2 valandas pertrauka. Trumpas priminimas, kad diržo nereikia dėvėti, kuomet sėdite arba gulite. Tokiu metu diržo tikrai nereikia. Tad tai yra labiau, kuomet jūs tvarkotės buityje, žaidžiate su kitais vaikais savo, einate aktyviai pasivaikščioti. Ir 2 valandas išnešiojate, 2 valandos pertrauka ir tada vėl duodam to diržo stabilizacijos. Einate į Akropolį apsipirkti kūdikių daiktų, na ir dedamės diržą, kad jums padėtų atlaikyti daiktų pirkimo krūvį. Tai čia juokais, bet iš tikrųjų visas rekomendacijas apie nėščiųjų diržą yra čia, o toliau keliausime į pogimdyvių diržo panaudojimo principus. Na, toliau pakalbam apie laikotarpį po gimdymo. Pirmiausia, po gimdymo jums bus uždėtas pampersiukas ir jūs ramiai tvarkotės, būnate po gimdymo, kol viskas valosi, žindote, miegate, tai pirmą parą greičiausiai dar nieko nesidėsite. Antrą parą galite pagalvoti jau ant pampersiuko dėtis kompresinės kelnaitės arba kompresinius šortukus. Tai va čia turiu jums pavyzdį, vieną iš šortukų, tikrai elastingi, kvepuojantis ir jums suteikia tarsi kompresinę pagalbą po gimdymo stabilizuoti juosmenį. Tai taip kaip nėštumo metu mes norėjom dirbti su nugara ir stabilizuoti nugarą dėl nugaros skausmų, dėl diastazės, dėl pilvo spaudimo prevencijos, po gimdymo, kas yra svarbu, išlaikyti laikyseną. Tačiau dėl aukšto hormonų lygio ir dėl to, kad pilvo siena yra praradusi tonusą, atsiranda labai stiprus nugaros linkis, disbalansas, sunkumas pilve, gali atsirasti labai staigus nugaros skausmai. Tai kompresinės kelnaitės ir diržas po gimdymo vėlgi padeda jums stabilizuoti nugarą, juosmenį, klubus po gimdymo. Tai vėlgi priminimas, kad kelnaitės jūsų nesukūdins ir sixpacko jums nepadarys, tačiau tai sukuria labai didelį komfortą po gimdymo, tiesiog stabilizuojant liemenį, stabilizuojant, kaip sakau, tą visą pliurzytę mūsų gražią pilvo. Tai galite dėtis jau ir po pirmos paros po gimdymo, kompresinės kelnaitės. Gimdykloje, kadangi dar pirmas 3 paras labai daug nebus judesio, nebus vaikščiojimo ar bėgiojimo intensyvaus, tai užtenka ir kompresinių kelnaičių. Tačiau jeigu jau palatoje norite pajudėti, pasivaikščioti, išeiti į koridorių 2-3 parą pasivaikščioti, ant kelnaičių galite dėtis po gimdymo diržą. Tai po gimdymo diržo dėjimosi principas yra labai paprastas, galite dėtis ir atsistojus, galite dėtis taip pat kaip ir nėščiųjų diržą atsigulus. Tai principas, kad iškvėpimo metu įtempiat pilvuką, vėlgi akcentuojat laikyseną, kad ne išverstas pilvas, neužversti pečiai, išsitęsiam, įtempiam pilvą ir tada per juosmenį užsidedam diržą. Tai čia yra Gabi diržas vienos juostos. Man pačiai labai patinka diržai, kurie yra 2 juostų. Tai čia būtų Mom Cozy diržas šios firmos ir iš tikrųjų, kas man patinka su šitu diržu, kad jisai yra labai švelnios, besiūlės tokios medžiagos, kuri tiesiog neerzintų po gimdymo ir nebūtų per daug to lietimo ir spaudimo pilve. Tai dar plus turi labai nuostabią nugaros atramą, kuris stabilizuoja, vėlgi yra su metaliukais. Tai Mom Cozy diržas tikrai labai smagus ir fainas po gimdymo, tačiau jie abudu yra tinkami. Aš pradžioje naudojau dažniau su pasivaikščiojimais vienos juostos diržą, tačiau kalbant apie atsistatymą, nugaros stabilizavimą ir geresnę kokybę, reikėtų rinktis 2 juostų diržą, dėl to, kad
ko daugiausiai reikia po gimdymo, tai stabilizuoti klubus. Jau į pilvą dėmesio reikėtų šiek tiek mažiau, pilvui dėmesį duoda kompresinės kelnaitės. Tai čia atsirenkate dydį vėlgi pagal tai, ką turėjote seniau. Tarkim, mano atveju aš imu ML, mano sudėtis yra SSM įprastai, nėštumo metu pilvas yra didelis. Tai tikrai po gimdymo mano pilvas dar išliks bent pusės tokio dydžio, tą žinau, ir kelnaitės yra tokio dydžio. Jos yra be galo tamprios ir prisitaikančios. Tai vėlgi šiaip su kelnaitėmis nesudėtinga jas greitai įsigyti, jeigu matote, kad netiko, arba įsigyti dviejas ir nepanaudotas galite tiesiog gražinti. Dabar 2 juostų diržas. Kodėl? Dėl to, kad viršutinę dalį, kai dedate ant pilvuko, ją reikėtų palikti laisvesnę. Žinau, kad daugelis pogimdyvių nori greičiau to gražesnio pilvo arba su diržu suspausti tą pilvą, kad susitikus su kitais žmonėmis jau atrodytų, kad oi, kaip ten viskas gražiai susitraukia. Tačiau fiziologiškai to daryti nereikėtų, dėl to, kad organizmas valosi. Jūsų organai po truputį keliauja žemyn ir atsistatinėja į vietas. Po gimdymo organų atsistatymas yra labai svarbus jums į ateitį. Jeigu bus pernelyg daug suspaustas pilvas viršutinėje pilvo zonoje, jūs galite turėti vidinių organų komplikacijų, laikysenos problemų arba įvairių pilvo sienos skausmų, net ir tos pačios diastazės skausmų. Todėl labai svarbu, dedantis diržą, viršutinę dalį užsisekti tokioj pozicijai, kad vėlgi mes galime įsikišti ranką. Apatinį diržą dėti labiau ant klubų srities ir jau apatinį diržą galite veržti stipriau, kad jūsų klubų sritį, va štai čionais, ties klubais ir ties gaktinę sąvaržą galite suspausti labiau, kad stabilizuotų klubus. Kodėl? Po gimdymo tikrai jūs esate vėlgi hormonų pike, kuomet relaksinas yra paveikęs ir klubus. Klubai yra labai laisvi, todėl juos reikia stabilizuoti. Stabilizuoti galite su dubens dugno pratimais, izometriniais sėdmenų pratimais, lengvais pritūpimais 2 kojom, stengtis vengti vienos kojos balansinių pratimų pirmomis savaitėmis, tiesiog stabilizuoti juosmenis, stabilizuoti klubus, pabūti 4, įtempinėti sėdmenis, įtempinėti dubens dugną. Ir diržas kuo prisideda? Tai suima klubus, juos stabilizuoja ir neleidžia jiems pakrypti ar vieną ar kitą pusę. Tai tikrai pačios po gimdymo užsidėjusios diržą, ypač ant klubų, galite pajusti tokį, kaip gera. Tai svarbu, kad pilvo apačioje ties klubais būtų labiau suveržta, pilvo viršuje lengviau suveržta. Tai stebime šitą momentą. Tai parodysime, kaip užsidėti diržą. Pirmiausia, dedame švelniąją pusę ir iš apačios kabiname pilvo apačią. Stengiamės pilvo apačią stipriau suveržti, o viršutinė dalis laisvesnė. Galite pabandyti įkišti ranką viršuje ir pasimatuoti, kad viršutinė dalis būtų ne per stipriai suveržta. Apatinę dalį ties klubais galite pastumti šiek tiek žemiau ir štai jau diržas ant jūsų uždėtas. Tai čia yra vienos juostos diržas. Dedame vieną pusę, su ranka užkabiname, dedame antrą pusę. Ir tiesiog jau eigoje, gal žiūrint į veidrodį, pasilyginti, kad pilvo viršutinė dalis galėtų būti šiek tiek laisvesnė, apatinė dalis suveržta ir su rankomis savo pasitaiso. Tai vienas variantas šitaip. Toliau antrasis diržas yra mom cozy. Vėl dedame apačią, klijuojame stambesnę zoną ir tada dedame mažesnę zoną. Apatinę zoną stengiamės nustumti labiau link klubų, kaip kalbėjau, kad dengtų daugiau klubų simfizitą, ir apatinė dalis, apatinė juosta gali būti stipriau suveržta. Tai užsidėjote, galite dar kartelį atsisekti, pasimatuoti, užsiveržti, o viršutinę zoną laikyti laisviau, vėl kad ranka būtų lengvai įdedama. Tai tikiuosi, jums dabar yra aiškiau, kaip judėti su diržais ir kaip juos atsirinkti.
rekomenduoju pasirūpinti diržais dar iki gimdymo, jau turėti pogimdyvinius diržus, nėštumo metu, antro trimestro metu jau pagalvoti apie diržo įsigijimą, ypač jeigu turite kažkokių skausmų. Tikrai ne visoms nėštumo metu reikalingas yra diržas, tai įsivertinkite, ar jums jo reikia, galite ateiti į parduotuvę, pasikonsultuoti, jūs visą laiką merginos pakonsultuos. Na, o aš, kaip trenerė, labai linkiu jums judėti, skirti laiko savo kūnui ir prisiminti, kad ne daiktais mes gimdysime iš tikrųjų, o gimdysime su savo kūnu. Tai fizinio kūno pasiruošimas, emocinis pasiruošimas yra numeris 1. Pasportuokite, padarykite mankštų, atlikite treniruotės dažniau, nueikite į baseiną, nueikite į masažą ir skirkite laiko savo kartu su mažyliu pilve. Taip, jūsų gimdymas bus sklandus, net neabejotina. Tad ačiū Jums, kad išklausėt ir tikiuosi, kad jau klausimų nebeliko apie diržus, o jeigu turite klausimų ar fizinių klausimų, drąsiai kreipkitės į mane gerda@mastermama.lt.